Lukai, pasidalink emocijom jau po varžybų irgi ir kaip jaučiasi komanda, kokioje atmosferoje esat? Jaučiamės kaip jaučiamės, rezultatas parodo savo, bet, kaip sakant, mes žaidžiam labai prastom sąlygom. Čia yra greitis ir aikštė ir nepalyginama su mūsų. Tai turim kur daug pastangų įdėti, tikėkime gausim aikštę, o kai gausim aikštę mes įdėsim labai daug pastangų ir prisivysim visas komandas. Ir tikitės, kaip kolega minėjo, kažkada aplenkti komandą, ar ne, po ilgų treniruočių, kai jau turėsite tam tinkamas sąlygas? Stengsimės, mūsų tikslas. Labai stengsimės ir planuose tikrai yra. Ir šiais metais dar daug turim varžybų, tai čia dar tik pradžia, mes nepasiduosim. O Lukai, buvo sudėtinga atremti tiek daug smūgių, ar skaičiavai, kiek atakavo jūsų vartus šiandien varžovai? Sakyčiau, gal apie 30-40 kartų tikrai kur. Tai teko atremti, ar ne, tų smūgių nemažai? Labai daug smūgių teko atremti, bet yra kaip yra. Geros emocijas, manau, renginys geras, varžybos irgi geras. Aišku, ne toks rezultats geras, bet kažko nesitikėjom. O kodėl nesitikėjot? Nes žaidėt su aukšto lygio komanda? Aukšto lygio. Pasirengimas geresnis, turėjo varžybų, mes tai neturim nei varžybų, nieko. Pernai iš vis tik tai savo aikštę važinėjom ir... O lyginant su Skuodo varžybom irgi neseniai turėjot paskutinės, ar patobulėjot? Manau, kad visiems bus tokia. Geros varžybos, gera patirtis, į ateitį žiūrint. O greit pripratot prie šios dangos aikštės? Be abejo, nepalyginsi, kaip pas mumis ten čia visai kits. Bet reikėjo komandai apsiprasti? Ne, ką čia apsiprasti. Žaidė ant tokios dangos. Pats čia daug metų pražaidęs, tai nieko mandraus, nieko įspūdingo, ta prasme, išskirtinio kažko. Tai šiandienos rezultatu labai nesat nusivylę? Ne, viskas okei. Tikėjotės? Ne, gal tikėjimas biškį geriau apsiginti, bet žiūrėsim, spręsim tas klaidas, aišku. Raimondai, kokiom emocijom komanda yra po varžybų ir kaip jaučiate 10-0 įveikę kitą Kretingos klubą? Emocijos tiesiog trykšta per viršų. Iš karto noriu, kad nepamiršti, padėkoti mūsų sirgaliams. Tiesiog užkūrė pirtį visai Kretingai. Bet ir jūs užkūrėt pirtį, nuo pat pirmų akimirkų buvot nusiteikę kovai ir tikrai jautėsi aikštėje, kad buvo ta kova. Taip, mes turim rodyti tą savo lygį, nes mes esame daugkartiniai Lietuvos čempionai ir tiesiog. Jūs negalėjot kitaip. Mes savo žaidimą, kokį žaidžiam, tokį rodom. Bet truputėlį jautėsi ir emocijų irgi komanda, ir nebuvo jų papildomų, nekišo koją. Ne, yra aišku, tas sportinis pyktis, žinai, vis tiek kaip bebūtų, bet manau, kad viskas gerai ir varžybos praėjo tikrai sklandžiai. Svarbiausia, kad nei mum, nei varžovom traumų jokių, tai labai džiaugiuosi. O jum teko vartose kažkiek atlaikyti tų atakų komandos ir kaip tikėjotės, kaip klostysi šitos varžybos? Tiek galvoje virė kažkoks scenarijus? Aišku, čia tikėtis gali daug ko, bet iš tikrųjų yra sportas, tu negali nuvertinti, kaip sakant, varžovų. Bet aišku, širdį visą laiką, žinau, kad mes esam stipresni. O gal, Raimondai, priminsit, kokios kitos laukia jūsų varžybos? Sekančios varžybos laukia mūsų Liepos 10-11 dieną, atvažiuoja iš Vokietijos miesto Jarmen komandos. Lukai, kokios emocijos po varžybų ir kaip jaučiatės? Labai gerai, pavyko įgyvendinti, ką Rūbiniai kalbėjom, vis puikiai atspindėjo aikštėje. Aišku, ir palaikymas geras buvo. Sirgalių turit išties daug, kas tas sirgalių čia sudaro artimieji ar jau per ilgą laiką žmonės? Pažįstami iš aplinkos, taip šitai per varžybos ateina, viens su kitu pažįstam. Ateina ir padėti ir motobolą pasitvarkyti. Nėra taip, kad tik tais varžybos ateina. Visko, ir į kelionės kartu važiuojam su... Kokį žaidimą demonstravot šiandien? Kaip jį pavadintum?
su triuškinims. Triškinį. Atsispint šitą tablo 10-0. Jo, bet pats žaidimo formatas irgi ar daugiau spaudimo darėt, greitos atakos. Kur buvo jūsų stiprybė šiandien? Gynybų. Realiai per visas varžybas gal 3-4 smūgius, o ne, padarė. Į tai šalia vart, ne į vart, šalia vart. Tai nežinau, esam pakeitę gynybą, stengsimės taip ir toliau žaisti, kad nieks prie vartų neprimuštų. O šiaip gynyba ir yra stipriausia komandos dalis, ar yra greitas atakos yra jūsų? Bandom viską, ir gynybą, ir greitį, ir norim tų įvarčių įmušti. Seniau būdavo vis laik 2, 3-1, tokie rezultatai. Noris, motobolas eina aukščiau, greičiai, viskas didėja, noris į rezultatą būti didesnį. Ir technika jūsų stipri, ne, galinga pakankamai. Taip, esam atsinaujinę, norim dar atsinaujinti, kad būtų, nereikėtų kuo mažiau remontuoti, tiesiog einamas dalis, angam skeiti ir važiuoji toliau. Bet šiandien teko remontuoti, ar ne? Buvo tokių... Jo, į apšilimą vienas išvažiavo, vaikins Samariezą pagavo, tai jau pat. Ir jau tenka remontuoti. Jo, bet čia ir eilinis darbas, čia niek tokio.